Antradienį nuo kelio nulėkė vilkikas su puspriekabe. Eismo nelaimė įvyko kelyje po Celoniais Bukausiškės, kai žvyrkelyje transporto priemonės nesuvaldė jį vairavęs vyras. Sunkiasvorė pagavo minkštą kelio dangos kraštą, nuvažiavo nuo kelio ir virto ant šono. Transporto priemonė vežė ką tik pagamintą biokatiliniai skirtą kurą. Po avarijos krovinys pabiro. Avariją pamatė ir policijos pareigūnus iškvietė keliu važiavę žmonės. Atvykus pareigūnams vairuotojo eismo įvykio vietoje nebuvo. Policininkai duomenų bazėje patikrinę, kam priklauso vilkikas su puspriekabe, nustatė savininką, kuris paaiškino, kad avarijos metu niekas nenukentėjo, todėl policijos nekvietė. Įmonės atstovas aiškino ieškantis sunkiosios technikos, kuri padėtų išvilkti į griovį įlėkusį vilkiką su puspriekabe. Gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.